Labai nustebau sužinojęs vakar, kad Andrius profesionalus filosofas yra išsilavinime. Labai nustebau. Toks jau 2-7 specas. Na, knygų neskaitau, tik į greikėtų atsiprašau. Laimė Rudėti, labas rytas. Ačiū, kad jūs teikį progą turbūt sporto filosofijos tematiką pakalbėti. Kaip jau minėjau, baigęs filosofijos studijas Vytauto universitete. Dabar tęsiu akademinių antpečių paieškas Lietuvos sporto universitete. Ir dirbu profesionaliam futbolu, bet manau, kažkokią kompetenciją kalbėti apie sporto filosofiją turiu, net mažą. Mano tyrimo rezultatai buvo ganėtinai trumpi ir aiškus, aš dabar narcisiškai pacituosiu. Profesionalaus sporto kultūrinis bei socialinis laukas pasižymi žemu autonomijos etikos vertinimu. Kitaip tariant, profesionalų žaidėjai mažiau gerbia kito individo teisės, laisvės vertybės negu kiti sporto bendruomenės nariai, tarkim sporto sirgaliai kaip mes. Norėčiau paaiškinti profesionalų sportininką sąvoką, nes šiais laikais kiekvienas jaunas, tarkim studentas, kuris žaidžia studentų kažkokio tai lygo jaučiasi profesionalu. Šių profesionalų sportininkų iš daug gyvena ir uždirba pinigus iš daug, todėl nereikėtų maišyti šių dviejų sąvokų. Ir pirmas klausimas, kuris man kilo, šitas reliatyvumas, kur tas kintamumas, nes rezultatai buvo pakankamai aiškus. Yra du požiūriai sporto etikos reliatyvumą. Pirmas tai yra biomedicininis, ir pasistengsiu, kuo man trumpiau reiškia paaiškinti. Ir tarkim, mūsų smegenys jau sugeba reaguoti į anomalijas. Kitaip tariant, jeigu mūsų smegenys išgirs netaisyklingą sakinio konstrukciją, būtent ganis. Tokį chrestomatinį pavyzdį naudodavau. Pica per karštą vandenį, tai kadangi mes išmokėsim lietuvių kalbą, mūsų smegenys užfiksuoja, kad yra anomalija kažkokia. Ir jeigu mūsų smegenys tuo metu būna stimuliuojamos, atsakas smegenų būna žymiai didesnis. Taip tariant, mūsų smegenys užfiksuoja anomalijas. Ir toks pat buvo tyrimas atliktas su krepšininkais, tai būtent žaidėjai, kurie išmanė krepšinio taisyklės, jie pastebėjo netaisyklingą kažkokį veiksmą, mūsų smegenys užfiksuodavo, kad yra taisyklių pažeidimas. Bet jeigu mano močiutė, jūs tą patį padarytumėte, ir nesigavo visiškai krepšinio taisyklėse, tai būtų visiškas normalus dalykas. Smegenys šioje situacijoje kažkokiu tai nesažiningumu nepastebi. Kitaip tariant, biomediciniškai taisyklės yra reliatyvios, nes tada tiesiog išmokti. Jeigu mokinsi žaidėją, kad palaikyti užmaigės yra normalu, smegenys tų sunkumų nepastebės, mūsų taisyklėse tai yra pažeidimas. Antras reliatyvumas, kas yra man pačiam be galo įdomu, tai yra ideologinis reliatyvumas. Problema profesionaliam sportui yra tai jau sportas lyg ir daugiau negu žaidimas, lyg ir mažiau negu karas, nes nepažinų, kas tas sportas iš visų yra realiai. Ir nežinai, kokios būtent etikos tas normas taikyti, ar tai žaidimas, ar tai karas. Nes yra visiškai skirtingos pozicijos. Ir jeigu sportas yra žaidimas, taikyti vienokius kriterijus, jeigu sportas yra karas, taikyti kitokius kriterijus. Todėl etika yra reliatyvi, nes neaišku, kas yra iš principų sportas. Neaiškus etikos kriterijai sporto. Ir būtent ši žaidimo ir karo priešprieša, man analogiškai labai siejasi su olimpiniu principu profesionalaus sporto priešprieša. Ir būtent aš štai pro šią prizmę stengiuosi gilintis į sporto ideologiją. Labai yra svarbu žinoti istorinį kontekstą, kaip tas olimpinis principas kito. Nuo 1988 metų olimpinis komitetas leido visiems profesionalams dalyvauti olimpinės žaidynės. Anksčiau olimpinės žaidynės buvo grynai mėgėjiška. Net jeigu sovietų laikais atvažiuodavo šis profesionalai, oficialiai būdavo darbinami fabrikuose kaip darbuotojas, iš profesionalių sportininkų nebuvo. Tuo tarpu nuo 1988 olimpinis komitetas leidžia, 1992 metais angliečiai žadėjo atvažiuoti, 1998 leido lietuvių, kanadiečiai, amerikiečiai atvažiuoja. Beisbolas bandė pritapti, net futbolas, kuris yra Europos karalius, iš vis negerbė olimpinių žaidynių, net jisai leidžia kelis profesionalus registruoti olimpinių turnyrų su jaunais žaidėjais. Nežinau, esate matę filmą Pinigų kalba su Takeriu Černišynu. Tai apie pinigus viskas ir susideda. Olimpinis komitetas pradėjo žaisti kapitalistinį žaidimą, vadovautis būtent profesionalaus sporto taisyklėmis. Olimpiniai žaidynės dabar iš tų uždirba pinigus. Ir būtent štai čia atsiskleidžia olimpinių principų, šiaip nerealaus olimpinių principų fiktyvumas, kuris mano nuomonė yra kupinas ideologinis ir būtent apie tai norėčiau pakalbėti. Ir norint suprasti, kur tas fiktyvumas pasireiškia, atsiranda tikėjimas dėl tikėjimo. Ir man Žižekas labai šią citatą naudoja, tai yra pavyzdį, kuris, manau, labai puikiai sudės viską į vietas.
Nelsas Boras, toks danų fizikas, jisai gyveno užmiestyje, turėjo tą savo trobelę, buvo mokslininkas. Ir pasikarta jo kolega, ir pamatom, kad daug pasikabinta arklių pasaga, kas yra sėkmės simbolis. Nors ir klausimą, jeigu tu tiki, kad pasaga kažkokia tai sėkmė, tai tu esi mokslininkas. Jisai draugai sako, aišku, nes kažkas ir kvailys, bet aš girdėjau, kad tai partinė tiek ir netiki. Tai kažkas kalba ir su sportu. Atsiranda tikėjimas dėl tikėjimo, atsiranda sporto idealizavimas, mes idealizuojam sportą, bet realiai žinom, kad iš tikrųjų nėra. Ir štai vienoje pusėje turiu žaidimo elementą, olimpinį principą, kuriuo mes tikime, bet iš tikrųjų kitoje pusėje turiu karo ideologiją, profesionalų sportą, kas iš tikrųjų yra profesionalų sporto dalyviai. Ir klausimas, kas slepiasi po šia nepatogia tiesa. Žmogus žmogui vilkas. Aišku, nereikia suprasti visiškai primityviai ir siaurai. Halina Rora uždėjo puikų klausimą sporto filosofijos tematikai ir parašė daug straipsnių, kodėl mes turime būti tolerantiški. Bet buvo užduotas paprastas klausimas. Cituojant, kiekvienas visuomenės narys stengiasi gerbti kito individuo autonomiją varant asmeninės naudos. Ir būtent Mickūnas papildo šią poziciją ir sako, vertybių lygmenyje visi įvykiai, net žmonės traktuojami kaip priemonės pasiekti geresnį gyvenimą, saugumą, produktyvumą, užtikrinti socialinį funkcionalumą. Neatiduok kitiems gyventi, jūs neatiduokite man. Profesionaliam sporte tas dingsta, nes atsiranda karo ideologija, atsiranda varžovai, atsiranda saga, atsiranda konkurencija ir tu neturi spaudimų socialinės visuomenės nekenkti kito individuo autonomijai. Kodėl taip yra? Nes sportas kaip ir karas yra turbūt stresinė situacija, kurioje išryškėja visai kitos savybės, kurios tarkim išryškėtų mums bendraujant visuomenėje. Ir būtent profesionaliam klube mano darbas, mano pareiga yra kenkti kito individuo autonomiją, tai yra ir mano tyrimas. Mano darbas yra laimėti ir tai neturi nieko bendro su kito autonomijos ir saugojimu ir stengimus jų nepažeisti. Ir būtent tada aš pagalvojau, gal ir mano tyrimų rezultatai yra reliatyvūs. Pagalvojau, gal dekartiškai reikėtų suabejoti ir Nyčė, nepaslaptis, yra puikus graikų kultūros ekspertas, jisai norom nemažai laiko skyrė ir tam pačiam olimpiniam principui. Aš norėčiau dabar pasituoti Nyčės ištrauką iš Veiko apie moralės genealogiją, kai jisai norėjau atrasti barbariškumo užuomazgas ir tą barbarų sąvokos egzistavimą net ir toj pačioj graikų kultūroj, nes graikai, nepaslaptis, kaip vadinama barbarais. Cituoju, kaip tik kilmingosios rasės palikdavo sąvokos barbaras pėdsakus visur, kur tik įžengė į koją. Net ir tais laikais, kai jis buvo pasiekusios aukščiausią kultūros pakopą, čia samprata plaukė į paviršių ir buvo nedidžiuojamas. Kai vyksta karas, nesvarbu, ar esi barbaras ar graikas, visi žmonės suvienodėja. Ir žvelgiant į sportą, nesvarbu, ar tu esi 12 klasių nebaigęs boksininkas su sulaužyta nosim, ar tu esi Seimo narys. Sporto aikštėje visų etikos vertybių suvienodėja. Ir nori ar nenori, tu kito individuo autonomiją pažeidi, nes tai turi užprogramuoti pačiam sportui. Tai tikrasis mano tyrimo rezultatas, kas tai įrodė, profesionalų sportininkai atviresni pildami anketas. Ir pabaigai norėčiau jūs palikti su mintim. Visi matėte Trokio filmą, ir tas jų treneris Mikis yra pasakęs, turbūt protingesnį mintį negu režisieriai filmų buvo susimąstę. Blogiausia, kas tau nutiko, kas gali nutikti bet kuriam kovotojui, tada pats stabilizuoti. Dar kas pralaimėjo. Tai tik tiek, jeigu turi klausimų, manau, bus nemažai kaip tyrimo eiga, tai klausau. Aš nesportuoju nekartas piliečių vardo, atėnu diskusiją, tai raginu klausti, rodyti, kad aktualu kiekvienam mums. Ir ne tik sportuoti, bet ir karo padėčių, kurią pateikti sportuodamas. Tai jeigu ne su kitu, tai vis tiek su bakstotu galimėjęs. Su kažkuo įsėgirinėjęs, tai žmogus galimėjęs. Sportas yra įdomus, nes egzistuoja iš trijų prizmių. Tai teisės stebėjo sporto varžybos yra sirgaliai, kurie ateina opimo iš sporto pasim. Yra sportininkai, kaip gladiatoriai, kurie karjerą, ir mes apžūna treneris. Ir esminis dalykas jau autonomija, net taip patys sirgaliai, jie nori, kad nebūtų pažeisti, ir jie tą patį gauna efektą, taip patys žaidėjai konkuruojantį, bet kitų būdų aš negaliu sportuoti, tai žiūriu sportą. Ir man atrodo, Orvelis, jisai uždavė kažkokią klausimą, jis buvo rašęs straipsnį, kur nacistinė Vokietija dar olimpinių žaidynių tą ideologiją bandė savo naciją kelti aukštyn, jis pasakė, įsivaizduok geresnį futbolo
mačo negu nacijai prieš žydus. Labiau greitų turbūt neparduotų. Tai va štai tą optimą žmogus ateis ir pasimains sporto, nereiks gal lygiai tą patį efektą. Panašiai, kai mes tarkim žiūrėdami komedijas, mes už mus juokėsi, mes aš mes būtum patys juokėsi, nors mes nesijuokėm. Kas matė, tarkim, draugų serialą. Fone skamba juokas. Aš pats nesiu, bet aš ir taip pat būčiau juokėsis. Tai tokį pat efektą gauna ir atėjo žmogus, jis nesportu, bet jis būtų pasportavęs. Amerikos kultūrą ant durų pastatyti. Jie valgo net ir rankų nekovoja. Bet jie jaučiasi pasportavę ir tai, ką gauna žaidėjas, kuris karjeroje dėl savo išlikimo aikštėje ir geresnių kontraktų. Nebūtina sportu, kad duotum tą optimą. Ir tuos sportas turbūt yra žavas ir traukia jūsų žmogus. Nu, ne, aš negalvoju. Ir supratau, Andriau, stebėjau, kad tas olimpinis principas yra rizika, grėsmė jam nuolat. Ar čia yra organinis tas elementas, kuris paverčia varžybas karo arena tiesiog organinis, bet kurioms varžyboms, ar čia tiesiog tokia išorinė grėsmė nuolatinė? Išorinė grėsmė yra pinigai, nes kuomet vaikai žaidžia su kitiem imtynės žaisdami, tenais nėra jokių karo elementų, tenais ir žaidimo elementas, įgimtas biologinis noras judėti. Bet kai atsirado pinigai, tada automatiškai tau moka, atsiranda konkurencija, ir tada, kai atsiranda konkurencija, autonomija nusilysta į labai. Nes toje anketoje, kai vykdžio apklausą kolektyvizmas, bendro gėriaus keitimas, sportininkai mus lenkia. Jeigu esi komandos draugas, jis su tavim eisi karą iki galo. Bet jeigu tiesiog tu barikadų pusėje, jam visiškai nerūpi. Dėl to, tarkim, profesionalūs klubai slėpia traumas, tarkim, kas liečia amerikietišką futbolą, ledo ritulį. Slėpia bus yra žaidėjų traumas. Nes jeigu mano čiūna išsukta, į tą čiūną man nesiparas. Dėl to ir slėpia. Na, toks jau sportas įgali. Ir kai olimpinis principas mirė, kai pirmas žaidėjas gavo algą, čia matau 1,8 kažkokia, kuomet pirmas anglas išėjo iš fabrikų ir nuėjo žaisti futbolą, pirmas profesionalas. Tada olimpinis principas ir mirė. Nes jeigu yra pinigai, yra konkurencija, kalbėti apie kažkokį draugiškumą sporte, yra tos nerašytos taisyklės. Tai nereiškia jau, aš tiesiog išryškinu tą kampą, kurį kai kurie slėpia, tai nereiškia tas kampas sudaro visų. Aš tik pasakau, galbūt tai, kai kurie nenori girdėti. Bet tai nesudaro sporto esmės yra. Tas švarus žaidimas yra tas sporto principas, tas draugiškumas, nes egzistuoja. Su kuria kalbėti, kad viskas turi apsiriboti. O ką daryti tokia situacija, kur šie pinigai ypatingai dideli ir kad faktiškai įtraukiama visuomenė, čia globali, ta iššūkis yra globalus. Ir politikai aišku, gerai žino, ką jie daro, paversdami tą olimpinės žaidynės ir bet kokias varžybas faktiškai. Čia yra labai svarbus faktas. Mes sąjungininkai ir mokam pinigus. Ne kažkoks tai piktas dėdis einantis valdžioje nusprendė, mums dabar numest sporto ideologiją ir mums plauti smegenis. Ne, mes patys neperkam bilietus. Mes patys bilietai. Kadangi mes mokam pinigus, į Kauno Žalgirio varžybas, renkam 10 000 žiūrovų išlaidinė. Mes patys laikom Lietuvos rinktinę, prisigėrę alaus ir galvom, kad mes laimėjom Europos čempionatą. Nu, ta prasme, mes patys esam kaltesni, kad sirgalių kultūra yra labai žema. Tai mes dabar tų mūsų daktus, kaip su 12 klasių baigėsi išgėrė Dolostos stadione, reikaus ir keiksis kaip mužikas. Čia tas juokingiausias. Už to mes patys kalbėti. Švietėjišką poziciją, ką mes mokam pinigus, nemokėkime pinigų. Taip, nes žmogus, jūs pats suprantat, yra silpnas, įdingas ir jeigu jį tam tikrų būdų gunda, jis natūralu, paprastai susigundo. Tai dabar ką daryti? Visą laiką tas klausimas, kai rūpesčio žmogaus, tai ką daryti? Tai į karą vedami į tą karą, su aukso veršiu, kaip jūs čia nurodote. Tada kokią kariauną telkti ir koks tas priešas. Čia verta iš vis eiti į karą, jeigu tu matai, kad ten tokie daliniai išvykiuoja, tai viskas pralaimėta, padėtis neverta. Kol kas neverta, bet galbūt vėliau bus verta. Tai jūsų koks būtų toks projektas? Jeigu kalbėčiau kaip vyras utopistas, manau, reikėtų tiesiog iš sporto užimti pinigus ir kuomet arba išimti tokius nežmoniškus pinigus. Aš žinau, kad tie sportininkai yra ir pinigai atsižvelgiant tai, kiek būna sportėje visų. Bet
jeigu sportininkų atlyginimai tiesiog būtų kaip normalių žmonių ir tu galėtum rinktis, kad tu labiau sėdėti banką ar žaisti krepšinį, tada tiesiog būtų paprasčiau. Tiesiog didelė dalis žaidimų jie renkasi sportininkų karjerės tiesiog labiau apsimoka. Jie nebūtinai myli tą sportą. Ir dažnai vyrautojai jau tiesiog baigia karjerą, dėl traumų tiesiog šiaip nori keliauti. Kad jų būna į savaitę 3 kartus kažkas bandytų nukirsti ant žemės. Tai yra karas ir pavojingas sportas ir kai pamatai tą sportą iš arti, kiek daktarai komandų turi tų žaidėjus prižiūrėti, kiek vaistų jie valgo kiekvieną dieną. Tai tada viskas kitom, kai pasižiūrė, negu sėdint prie televizijos ekrano ir valgant riešučius. Aš jau tai, ką pasakiau, ir nežinau žaidėjų, sporto nieko bendro neturiu, nevertas skirti lėšų savęs, vis dėlto jau klausiu, pasistengsiu. Gal kas nors iš jūsų turi? Aš turiu vieną klausimą, o kaip jūs sportininkų apklausėte? Apklausim, berods, aš dabar tiksliai nepasakysiu, Maždaug. 80 kažkas tokio. Ir visi lietuviai buvo. Jo Lietuvoje buvo NKL, buvo A lyga futbolo, buvo moterų krepšinio A lyga. Kitaip tariant, klubai, kurie turi biudžetus daugiau negu 500 milijonų, tai nebuvo ten kažkokia mėgėjų komanda, Kauno ar kažkas. Dėl to aš akcentavau, nes Miškinskų Lietuvoje yra gal 1000 profesionalų minimum. Čia maksimum, tai nes nėra kaip profesionalų, nes Lietuvoje gyvena komandinės sporto šakos, visi kiti užsienyje, jeigu iš to gyvena. Tai tu gyvena profesionalų, kas tai nori 100 ir dėl to niekas mokslinių darbų nerašo, tai profesionalius sportininkus, nes niekas jų neklauso. Čia principu, bet čia tokia ironija, visi klausinėja studentus arba vaikus. Kokie aš kalbu, bet aš nežinau, turbūt 12. Čia ne man kalbėti. Tai va, dar buvo apklausta 100 studentų, man atrodo, sporto vadybos iš kolegijos ir sporto universiteto studentų. Tai kažkokį skirtumą atrasta tarp tų žaidėjų ir studentų, kurie nužiūri ir tai domisi sportu. Jūs būsit turbūt toj tokių sporto kritikų būdai toks retas, spėju. Aš myliu sportą ir aš tikrai myliu, dėl to jis noriu pats savo sąžinės visą yra. Aš kaip pat žaidėjau neįsi taip pat, kaip ir visi kiti laukiniai. Tiesiog taip jau yra. Dėl to man visada buvo tas nuostabus fenomenas, kaip atsiskleidžia kitokius charakterių savybių žmogus, kuris su juo bendrauja visi atveju, štai visuomenė, kad mes pasipuošėm, nusiprausę ir staiga užtenka po 30 minučių tas žmogus jau visai kitokius savybės atsiskleidžia, tų stresiniai situacijų, ir žinoma neprilygsta karo. Čia man yra kažkoks fenomenas, kaip tylų žmonės tampa garsus, kaip garsus tampa tylės. Aš iš jau to nelabai supratau, tai to domiuosi sportu, nes viskas pasikeičia. Tarsi kažkokie kaukę nusiimtumėm ir tas žmogiškumas atsiskleidžia per kelias akimirkas. Taip, čia tos ribinės situacijos. Jo. Čia iš tikrųjų, mes dar gerašiai ir taip vis tiek nueitas tas kelias. Faktiškai net pats žmogus nežino, kuo jis tapęs, kol pats nepatenka į ribinę situaciją, net pačiam sunku žinoti. Tai va, tie čia kurie kalnus kalba, kur tikrai tokie fizinis labai išbandymas sunkus būna. Arba grupė žmonių uždavė galbūt ilgesnį laiką, arba kokia nors politinė veikla. Ten pamatai žmogų. Bet kol jis nepereina šito, tai čia yra pasakyti save labai gerai galvoti. Čia jūsų patirtis, manau, kad sportas irgi tą sritis turi. Arba. Tai reikia apsispręsti, tai negali. Nemanau, kolega dar žmogus, kuris Rimantas Veidinaitis ir filosofas Didžiųjų universitete. Jis turbūt nepritartų man šitų požiūrį, bet jis visas vidų yra svarbiausias žmogus ir čia būtent tą sąžinę ir turėtų kaip niekad pasireikšti, tas visų prigimties dėsnių žmogaus turėtų kaip niekad atsiskleistis. Turi turėti jėgų sporto varžybose ir žmogiškai, net jeigu tai yra stresinė situacija. Nežinau, ar karinės visi žvėrėjai, kai kurie kaip tik jau atsivežia teigiamus savybės. Nes stresinė situacija nebūtinai nereiškia, kad žmogus nueis į blogą, jis gali atlikti labai gerą. Bet svarbu įskirti tai, kad tu nežinai, kad jis pasinuojas. Ir tu pagal tai, kaip jis elgiasi visuomenė, gali prognozuoti, kad stresinė situacija turės pasinuojas. Bet stresinės situacijose kartais žmogus kaip taip pasielgia labai kelinė ir gerai. Tai nereiškia, kad jis nueis į blogą. Tiesiog mes nežinom, kurie visas tas fenomenas sporto lygį. Ačiū, tada aš labai tokį tikrai nesitikėjau,